Ką reiškia sapnuoti adatą? Viena adata sapne rodo, kad budriame gyvenime reikia sutelkti dėmesį į vienintelį dalyką. Tai gali reikšti, kad esate susitelkęs į svarbę detalę ar problemą. Tikslumas ir atidumas yra jūsų dabartinis poreikis. Daug adatų sapnuoti arba gauti adatą dovanų galite išsiskirti su draugu. Siūti su adata – geras uždarbis. Sapne rasti adatą, su ko nors susiginčysite. Sapnuoti adatą su siūlu – rūpesčiai dėl svetimų reikalų. Švirkšto adata gali simbolizuoti įsibrovimo baimę arba gydymo poreikį. Ji gali rodyti sveikatos problemas arba siūlyti į jūsų gyvenimą išvirkšti naujos energijos. Jei sapnuojate adatą savo venoje, gali būti, kad vyksta gydymas arba asmeninis augimas. Tai ženklas, kad gaunate kažką transformuojančio giliame, vidinėme lygmenyje. Sapnuoti nešvarę adatą gali būti įspėjamasis ženklas. Jis rodo galimą žalą iš šaltinio, kuriuo paprastai pasitikėtumėte. Atsargumas ir įžvalgumas yra jūsų sąjungininkai. Sulūžusi adata reiškia nusivylimą. Tai ženklas, kad esminis įrankis, kurio jums reikia problemai spręsti realiame gyvenime, neveikia taip, kaip tikėtasi. Dūris adata į save gali reikšti savo daromą spaudimą ar kritiką. Galite būti pats savo griežčiausias teisėjas tam tikroje gyvenimo srityje. Surūdijusi adata sapne simbolizuoja apleistus įgūdžius arba neišspręstas problemas. Atėjo laikas nušlifuoti šias problemas ir atkurti savo gedėjimus. Sapnuoti auksinę adatą gali reikšti, kad sėkmė ir turtai yra ranka pasiekiami. Tačiau norėdami jų pasiekti, turite būti tikslus ir kruopštus savo veiksmuose. Siūlo verimas pro adatos skylutę reiškia, kad reikia kantrybės. Dirbate siekdami suderinti savo tikslus su galimybėmis, todėl būkite ramūs, tikslumas atsipirks. Kai sapne adata praduriama oda, tai gali reikšti skausmą būtiną gijimui ar augimui. Nedidelė auka gali atnešti didesnę naudą. Adata pradurtos ausys sapne rodo, kad jums gali tekti atidžiau įsiklausyti į svarbę žinią savo gyvenime. Būkite atidus, jūs gali bandyti pasiekti skvarbią tiesą. Vaikščiojimas per adatą sapne reiškia laukiantį sudėtingą kelią. Reikia kruopštumo ir ryžto, kad įveiktumėte sunkumus nesusižeidžianti. Sapnuoti, kad prarijote adatą, reiškia pavojingą priėmimą. Gali būti, kad priimate situaciją ar nuomonę, kuri gali jums pakenkti iš vidaus, todėl elkitės atsargiai. Sėdėti ant adatų reiškia diskomfortą dabartinėje situacijoje. Jaučiatės nejaukus ir įsitempę. Galbūt laukiate, kol įvyks kažkas neišvengiamo. Sapne adata pradurti balioną gali reikšti, kad ruošiatės sugriauti kieno nors iliuziją arba atskleisti paslėptą tiesą. Elkitės atsargiai, nes tai gali būti nešvelnus prabudimas. Adatos simbolio reikšmė skirtingose kultūrose. Senovės egiptiečių legendose adata galėjo būti laikoma įrankiu, kuriuo taisomas tikrovės audinys, simbolizuojančiu atkūrimą ar prisikėlimą. Graikų mitologijoje adata gali būti interpretuojama kaip likimo simbolis, audžiantis gyvenimo siūlus, panašiai kaip Moiros su savo staklėmis. Krikščionybėje adata, ypač adatos ausis, siejama su sunkumais ir įžengimu į dangaus karalystę iššūkiais. Daugelis čia buvių genčių adatą laiko ryšio įrankiu, jungiančiu fizinį ir dvasinį pasaulius. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.